Ar suskaičiavote, kiek laiko jūs praleidžiate prie telefono, kompiuterio, planšetės, televizoriaus galbūt? Ar skaičiavote, kiek jūsų dienoje laiko yra skiriama šitiems prietaisams? Manau, kad dabar galbūt susimastysite. Ir vakar labai įdomią mintį išgirdau. Žmogus sakė, mane erzina čatuose pranešimai. Mane erzina netgi tai, kad žmonės deda tenai širdutes. Mes esame prisijungę į begalės grupių, į begalės čatų. Tikrai turime ne vieną, ne du įvairius čatus dėl įvairių reikalų. Tai ir šeimos čatas, tai ir vaikų, ten, sakykime, mokyklinės čatas, ar tai darželio, ar tai kažkokius kursus praeidinėjam. Taip, ir visur yra tie čatai ir ten vyksta judėjimas. Ir kas dar vyksta, tai žinutės ateina, tai pranešimai ateina, kažkas tai reaguoja, deda širdutes, deda laikus ir ištisai tai yra dirgikliai, ištisai mus dirgina. Taip. Ir jau dabar girdžiu, kad žmonės nuo to pavargę yra. Tai yra triukšmas, tai yra nereikalingas mums triukšmas iš išorės, kuris tikrai vargina ir nuo ilgo tokio naudojimo ir buvimo šitame skaitmeninėme triukšme atsiranda begalės problemų. O kas vyksta, dėl ko tai vyksta, kokios problemos atsiranda, irgi reikia žinoti, tačiau koks yra sprendimas, svarbiausia tai yra sužinoti priežastį ir sprendimą turėti. Čia yra labai svarbu. Mes negalime atsisakyti telefono, negalime atsisakyti kompiuterio, nes tai yra šių dienų reikalingi įrankiai, darbo įrankiai. Tačiau, kaip su visų tuo skaitmeniniu triukšmu susitvarkyti, kviečiu jūs į paskaitą, į susitikimą pirmadienį 19 val. Vakare. Prisijunkite, nesvarbu, kur jūs būsite, klausykite Zoom ir išgirsite atsakymą, kaipgi susitvarkyti su šituo skaitmeniniu triukšmu. Lauksiu jūsų. Jeigu nežinote, kaip prisijungti, nerandate nuorodos, rašykite man asmeniškai. Iki pirmadienio lauksiu jūsų webinare.